Galbūt esi vienas iš tų žmonių, kurie labai greitai pajunta, kad kažkas situacijoje pasikeitė. Dar niekas nieko nepasakė, tačiau tu jau matai, kiek šaltesnį žvilgsnį, trumpesnį atsakymą, įsitempusi balsą ar tą keistą tylą, kuri atsiranda tarp žmonių, kai kažkas nėra iki galo gerai. Galbūt ir aplinkiniai nekartai yra tau sakę, kad esi labai empatiškas žmogus, kad moki išklausyti, suprasti, užjausti, kad su tavimi lengva kalbėtis ir saugu būti. Ir iš tiesų empatija yra nuostabiausias gebėjimas leidžiantis mums kurti ryšį, suprasti kitą žmogų ir būti šalia jo tada, kai tam žmogui sunku. Tačiau savo darbe labai dažnai sutinku žmonės, kurių jautrumas kitiems tapo ne dovana, o našta. Žmonės, kurie pavargo nuo nuolatinio prisitaikymo, nuo pastangų būti gerais visiems, nuo atsakomybės už kitų nuotaikas ir emocijas. Žmonės, kurie puikiai jaučia kitus, tačiau vis sunkiau jaučia save. Ir būtent todėl šiandien norėčiau pakalbėti apie empatiją ne kaip gražią savybę, bet apie tą kitą jos pusę, kuri su laiku gali pradėti sekinti ir atimti gyvenimo džiaugsmą. Šiandien vis daugiau psichoterapeutų ir traumų tyrinėtojų kelia klausimą, ar tai, ką vadiname per dideliu empatiškumu, visada yra tik asmenybės bruožas. Daugelis autorių atkreipia dėmesį į tai, kad dalis žmonių tampa ypatingai jautrus kitų emocijoms ne vien dėl savo prigimties, bet ir dėl ankstyvųjų gyvenimo patirčių. Jeigu vaikystėje teko augti aplinkoje, kurioje buvo daug įtampos, nenuspėjamumo, kritikos, emocinio nestabilumo ar nuolatinio prisitaikymo prie kitų poreikių, vaikas labai anksti išmoksta stebėti aplinką. Jis mokosi skaityti nuotaikas, nuspėti reakcijas, pastebėti pavojų santykiui dar prieš jam įvykstant. Tokiu atveju jautrumas tampa ne tik gebėjimu jausti, bet iš tikrųjų tai tampa būdu išlikti saugesniam šitame santykyje. Todėl kai kurie žmonės net suaugę retai iki galo atsipalaiduoja santykiuose. Net tada, kai viskas atrodo gerai, jų viduje vyksta nuolatinis stebėjimas. Jie galvoja, ar kitas žmogus neįsižeidė. Ar nepasakė jisai kažko nemalonaus kitam žmogui. Ar tikrai viskas gerai. O kodėl partnerio žinutė tokia trumpa buvo ir žymiai trumpesnė nei įprastai. Kodėl pokalbio pabaigoje nuskambėjo kažkokia šalta nata. Iš šalies tai gali atrodyti kaip ypatingas rūpestingumas ir dėmesingumas, tačiau viduje dažnai slypi nuolatinė įtampa, kuri ilgainiui labai vargina. Ir viena svarbiausių įžvalgų, kurią matau terapijoje, yra ta, kad tokiems žmonėms dažnai sunku atskirti empatiją nuo atsakomybės. Jie ne tik supranta, kad kitam žmogui dabar yra sunku, bet jie pradeda jaustis atsakingu už tai, kaip tas žmogus jaučiasi ir kad jis pasijaustų geriau. Jie ne tik pastebi nusivylimą, bet ir mano, kad turi kažkaip sutvarkyti tą blogą emociją kito žmogaus. Jie ne tik išgirsta pyktį, bet skuba jį numalšinti. Jie ne tik mato kito skausmą, bet perima jį savo ir ima jį nešti kartu su savimi. Labai dažnai jie net nepastebi momento, kai kito žmogaus supratimas virsta jo pareiga.
Santykiuose tai pasireiškia nuolatiniu atsiprašinėjimu, konfliktų vengimu, savo poreikių atidėjimu, didžiulę toleranciją tam, kas jiems iš tikrųjų netinka ir sunkumu pasakyti paprastą ne. Tačiau kuo daugiau apie tai galvoju kaip terapeutė, tuo labiau matau, kad problema ne išorėje, ne ribų brėžime su kitu žmogumi, o žmogaus viduje. Mes labai daug kalbame apie ribas su kitais žmonėmis. Pilna apie tai informacijos, kaip sakyti ne, kaip brėžti ribas. Tačiau gerokai rečiau kalbame apie ribas su savimi. O būtent čia dažnai slypi pati problemos esmė. Nes žmogus gali išmokti pasakyti ne. Gali perskaityti daugybę knygų, būti seminaruose apie ribas. Tačiau jeigu jis pats nuolat ignoruoja save, tai yra savo kūno pojūčius, nuovargį, savo emocijas, pyktį, savo poreikius, tos ribos ilgainiui sugriūna, išsitrina. Vidinė mano riba prasideda nuo gebėjimo paklausti savęs, ką aš dabar jaučiu, ko aš noriu, ko nebenoriu, kada pavargau, kas man tinka, o kas jau nebetinka, kur baigėsi mano atsakomybė ir prasideda kito žmogaus atsakomybė. Skamba labai paprastai, ar ne? Tačiau daugeliu empatiškų, per daug empatiškų žmonių tai yra kur kas sunkiau nei atrodo. Nes jie nuo mažens buvo mokomi stebėti kitus, todėl jų dėmesys natūraliai nukreiptas į išorę. Jie puikiai jaučia partnerį, draugus, kolegas. Tačiau, kai paklausiu, o ką dabar jauti tu, jie sustoja ir neranda atsakymo. Ir čia atsiranda toks labai keistas dalykas. Žmogus gali didžiuoti savo gebėjimu suprasti kitus. Tačiau sunkiausias žmogus, kurį jam tenka išmokti suprasti, dažnai būna jis pats. Kartais per didelę empatiją kitiems tampa savotišku, nejautrumu savo. Visa energija skiriama tam, kad būtų išgirsta kitas žmogus, kad būtų suprasti aplinkiniai. Ir savasis vidinis pasaulis paliekamas kažkur nuošalyje. Dar viena tema, kuri labai glaudžiai susijusi su per dideliu empatiškumu, yra savivertė. Ne vienas jautrus žmogus yra užaugęs tikėdamas, kad jo vertė priklauso nuo to, kiek jis yra reikalingas kitiems. Vaikystėje jis galėjo būti tas geras vaikas, kuris nekėlė problemų, buvo supratingas, ne pagal amžių brandus, padėdavo, prisitaikydavo, stengdavosi netrukdyti, neprašyti pagalbos, susitvarkyti su viskuo pats ir dar kitiem padėti. Toks vaikas dažnai sulaukia aplinkos pritarimo, pripažinimo, tačiau kartu išmoksta labai pavojingą pamoką, kad meilę reikia užsitarnauti. Ir tai jis įsirašo toj labai anksti ir autopilotų nesąmoningai sudarytoje slaptoje sutartyje su pasauliu kaip pagrindinį įrašą. Meilę reikia užsitarnauti, dėmesį reikia užsitarnauti. Tuomet suaugusio žmogaus vertė ima remtis ne tuo, kas jis yra dabar, o tuo, ką jis duoda kitiems. Kiek padeda, kiek supranta, kiek atleidžia, kiek atlaiko. Ir todėl viduje to žmogaus vidinėme pasaulyje dažnai labai atviras klausimas, kuris ištariamas garsiai, būna retai. O jeigu nustočiau
rūpintis visais. Ar vis dar būčiau priimamas, mylimas, reikalingas? Jeigu nebenorėčiau padėti, gelbėti, ar iš tikrųjų būčiau reikalingas? Gal tik dėl to su manim būna žmonės? Būtent todėl tokie žmonės dažnai labai sunkiai tvarkosi su pykčiu. Jie nepakelia pykčio nei savo, nei kitų žmonių. Pyktis jiems atrodo pavojingas, nes jie labai senai uždraudė savo pykti tam, kad nesugriautų ryšio. Tačiau pyktis iš tikrųjų yra viena svarbiausių emocijų parodančių, kad peržengtos mano ribos. Pyktis pasako, kad kažkas vyksta ne taip, kad peržengiam tą ribą ir kažkas vyksta ne taip, kaip mums reikėtų. Kai žmogus visą gyvenimą mokosi būti geras, supratingas, prisitaikantis, jis dažnai labai bijo savo pykčio, nes pyktis ką daro? Jis grasina sugriauti tą tapatybę, tą išmoktą būdą būti pasaulyje, kuriuo jis rėmėsi daugybę metų. Todėl nenuostabu, kad santykiuose anksčiau ar vėliau atsiranda nuovargis, nusivylimas, vienišumas ir tylus, užgniaužtas vidinis pyktis. Žmogus gali būti apsuptas žmonių, gali nuolat padėti ir rūpintis kitais, tačiau tuo pačiu jisai jaučiasi nematomas ir nesuprastas. Tai yra, jam įvyksta tai, dėl ko jis stengiasi įtikti kitiems, ko labiausiai bijo. Nes labai sunku būti matomam tada, kai nuolat rodai tik tą savo dalį, kuri patogi kitiems. Dar vienas labai dažnas reiškinys yra tai, kad per daug empatiški žmonės neretai atsiduria santykiuose su emociškai sudėtingais partneriais. Ne todėl, kad jie tokių sąmoningai ieško, bet todėl, kad yra įpratę priimti daugiau atsakomybės už santykį nei priklausytų. Jie ilgai aiškina partneriui, jie daug supranta, daug pakelia, pateisina, gelbsti ir tiki, kad jei tik dar labiau pasistengs ryšys pagerės. Deja, būtent jų gebėjimas suprasti ir atlaikyti emocinius sunkumus ir tampa priežastimi per ilgai likti tose santykiuose, kur jiems bloga, kur jie patys kenčia. Kartais tai gali būti baimė prarasti ryšį. Kartais tai gali būti kaltė. Kartais poreikis nors kažkam būti reikalingu. Kartais sena taisyklė, senas įsitikinimas, kalantis galvoj, kad žmogus vertas meilės tik tada, kai kažką dėl jos daro aukodamasis. Tikroji empatija atsiranda tada, kai rūpestis kitų žmogumi tampa jo laisvu pasirinkimu, o ne vidinė pareiga. Kai žinai, kad gali padėti, bet neprivalai. Kai gali būti šalia, bet neprisiimi atsakomybės už viską, kas vyksta santykiuose. Kai kito žmogaus emocijos tau rūpi, tačiau jos neapibrėžia tavo vertės. Ir galbūt vienas svarbiausių terapinių transformacijų įvyksta tada, kai žmogus pradeda suprasti, kad gali likti ryšyje, nenusisukęs nuo savęs, kad jo poreikiai nėra našta, kad ribos nesunaikina meilės, kad jis neprivalo
nusipelnyti teisės būti mylimas, kad artumas nereikalauja savęs paaukojimo, nes brandim empatija nėra šaltumas, nėra egoizmas ar abejingumas, tai gebėjimas būti arti kito žmogaus neprarandant savęs. O daugeliui jautrių žmonių būtent šito tenka mokytis visą gyvenimą. Ir nors tai nėra lengvas kelias, jis veda ne tik į sveikesnius santykius su kitais žmonėmis, bet ir į kur kas gilesnį bei švelnesnį santykį su savimi. Todėl šiandien atsisveikindama noriu pakviesti tave dažniau sustoti ir užduoti savo du labai paprastus klausimus. Pirmasis, bet kurioje situacijoje klausti savęs, ko dabar noriu aš. Ir antrasis, jeigu šioje situacijoje nesistengčiau niekam įtikti, kaip iš tikrųjų norėčiau sureaguoti, atsakyti, pasielgti. Gali būti, kad atsakymai neateis iš karto. Gali būti, kad pradžioje jie net gąsdins. Tačiau būtent nuo tokių mažų sustojimų labai dažnai prasideda kelias atgal pas save. Todėl labai drąsinu, pradėkit, uždavinėkit savo šitos klausimus ir pamatysite, po truputį grįšite atgal pas save. Su meile, Danguolė.